Ši meditacinė praktika atliekama sėdint. Praktika imuniteto harmonija. Prašau atsisėsk patogioje padėtyje, nesukryžiuojant nei rankų, nei kojų. Atsipalaiduok ir užmerk akis. Ir kaip visada, pradėk nuo kvėpavimo. Lėtai giliai įkvėpk ir atsipalaiduodamas iškvėpk. Ir iškvėpk. Lėtai giliai įkvėpk ir atsipalaiduodamas iškvėpk. Ir taip dar kelis kartus. Lėtai ir sąmoningai. Dabar įsivaizduok save, savo atvaizdą, tarsi matytum save veidrodyje. Arba tiesiog prisimink savo kūną. Įsivaizduok, kad žiūri į savo kūną iš šono. Mintise apžiūrėk jį iš visų pusių, iš priekio ir iš užpakalio, tarsi apeitum aplink. Dabar mintise įsivaizduok, kad tavo kūnas didėja, plečiasi, o tu virsti mažu taškeliu ir įeini į jį širdies srityje. Dabar tu esi savo kūno viduje, savo dvasinėje širdyje. Tavo kūne nuolatos ir be perstojo vyksta tūkstančiai cheminių ir biologinių procesų. Sutelk dėmesį į juos. Dabar susitelk į užkrūčio liauką, timusą arba čiubrialiaukę. Čiubrialiaukė atlieka labai svarbią funkciją kūnui reaguojant į infekciją ir gamina hormonus reikalingus imuninės sistemos veiklai. Nukreip dėmesį į krūtinės centrą, pagalvok apie savo užkrūčio liauką ir ištark šios žodžius su meile ir dėkingumu. Siunčiu meilės šviesą tau, mano užkrūčio liauka, viso imuniteto valdove, svarbiausias mano imuninės sistemos organe. Dėkoju už tavo darbą. Aš prašau tavęs atrasti ramybę ir tylą. Aš prašau tavęs susijungti su mano dvasinė širdimi. Siunčiu tau savo meilės šviesą. Sutelk dėmesį į savo jausmus, giliai ir lėtai įkvėpk. Ir su įkvėpimu pajusk energijos srautą, kuris kaupiasi krūtinės viduryje, kur yra užkrūčio liauka. Ir pasakyk, dėkoju ir priimu, myliu ir laiminu, pažadu panaudoti šią energiją besąlyginės meilės ugdymui. Išlik susitelkęs į savo jausmus, kvėpuok tolygiai ir ramiai. O dabar sutelk dėmesį ir galvok apie limfą ir jos audinius. Limfa iš audinių surenka skysčio perteklių, kartu su jame esančiais svetimkūniais. Tai papildoma apsauga nuo užkrato. Limfos kanalai skysčiai patenka į limfmazgius, kuriuose gausu limfocitų ir ten jie sunaikina užkratą. Stebėk savo kūną. Įsivaizduok, kaip iš tavo krūtinės centro, iš dvasinės širdies atsiranda maži kanalai, kaip kraujagyslės, tik baltos, kurios išsiskiria į vis mažesnius kanalėlius. Jie užpildo galvą, krūtinę, skrandį, rankas ir kojas, visą tavo kūną. Tai tavo limfinė sistema. Kreipkis į savo limfos sistemą. Dėkoju visai savo limfos sistemai už organizmo išvalymą ir jo pripildymą maistinėmis medžiagomis, už gamybą antikūnių, apsaugančių mano kūną nuo infekcijų,
ir siunčiu savo meilės šviesą į savo limfos sistemą. Prašau visų savo limfos sistemos dalių atrasti taiką ir ramybę, prisipildyti besąlyginės meilės ir visuotinės harmonijos šviesos. Lėtai ir giliai įkvėpk, ramiai ir iki dugno iškvėpk. Ir vėl įkvėpk į save dieviškąją šviesą ir paskirstyk ją šioje limfinėje sistemoje, išraizgiusioje visą tavo kūną. Mintise tiesiog nukreipk ją į savo kojas, rankas, galvą, skrandį, krūtinę. Pažiūrėk, įsivaizduok arba tiesiog žinok, kaip šis limfinis tinklas prisipildo šios šviesos. Ir pasakyk, dėkoju ir priimu, myliu ir laiminu, pažadu panaudoti šią energiją besąlyginiam tikėjimui ir pasitikėjimui ugdyti. Dabar įkvėpk ir iškvėpk. Ir įsivaizduok, kad šalia limfos kanalų ir kanalėlių yra kiti kanalai. Platesni, siauresni arba visai mažučiai. Jų tiek daug, nesuskaičiuojama daugybė. Didesni prasideda nuo širdies, o mažesni nuo šių, o nuo šių mažesnių dar ir dar mažesni. Neįsitempk įsivaizduodamas iki smulkmenų. Pakaks tiesiog įsivaizduoti savo kūno kontūrą, pripildytą tokių kraujagyslių ir kapiliarų. Jei esi kada matęs žmogaus kraujotakos paveikslėlių, tiesiog prisimink jį. Tavo kraujotakos sistema prasiskverbia į viską, į visus organus, ląsteles. Dabar mintyse įsivaizduok vieną kraujagyslę kaip vamzdelį, kaip tunelį. Įsivaizduok, kad įeini į ją, tarsi į didelį apvalų tunelį. Aplink tave dabar yra daug kraujo ląstelių. Tarp jų tu gali energetinėme lygmenyje pamatyti tarsi baltus, putojančius rutuliukus arba kristaliukus. Tai yra tavo kraujo ląstelės, vadinamos leukocitais. Jos atlieka sargo vaidmenį. Jie yra 5 tipų, bet dabar mes kreipsimės į juos visus kartu. Susitelk, įkvėpk ir ištark. Siunčiu savo dieviškosios meilės šviesą savo blužniai ir baltiesiems kraujo kūneliams, leukocitams ir limfocitams. Dėkoju Jums už nuolatinę mano kraujo apsaugą, mano kūno apsaugą, nuo svetimų įsibrovėlių galinčių jam pakenkti. Dėkoju Jums, kad kiekvieną sekundę gelbstite mano kūną nuo tūkstančių pavojų, apie kuriuos aš net nenutuokiu. Siunčiu Jums savo meilės šviesą. Įsivaizduok, kad stovi šiame tunelyje ir siunti baltą šviesą šioms kraujo ląstelėms. Pamatyk arba pajusk, kaip jie tai priima. Kokie jie yra laimingi, kaip džiaugiasi tavo dėmesio. Ir dabar pasakyk jiems. Mano mylimi brangus baltieji kraujo kūneliai, prašau Jūsų įeiti į taikos, ramybės ir harmonijos su Jūs supančiu pasauliu būseną. Priimkite, prašau, mano širdies meilę. Ir jei pajutai šilumą arba karštį visame kūne, tai visiškai normalu. Tai leukocitai vienas kitam perduoda informaciją apie ką tik išreikštą dėmesį ir parodytą tavo meilę jiems. O tu kalbėk toliau. Dėkoju savo raudoniesiems kraujo kūneliams, eritrocitams, kurie aprūpina mano organizmą deguonimi ir pašalina iš jų anglies dioksidą. Dėkoju Jums už nepailstantį Jūsų darbą ir siunčiu Jums savo meilės šviesą. Dėkoju visiems savo kraujo trombocitams,
kad apsaugot mane nuo kraujo netekimo, nuo kraujavimo. Siunčiu jums savo meilės šviesą. Ir prašau eritrocitų, leukocitų ir trombocitų atrasti ramybę ir harmoniją bei tarpusavio supratimą su visomis mano kūno ląstelėmis. Prašau jūsų suvokti mano kūno ląsteles kaip dieviškas būtybės, kurioms reikia jūsų apsaugos. Prašau visus kenksmingus įsibrovėlius į mano organizmą neutralizuoti be pykčio ir neapykantos, o tik su absoliučios meilės šviesos pagalba. Dabar gali prašyti mintise arba garsiai sustiprinti imuniteto atsaką kokiai konkrečiai infekcijai, jeigu tokia turi šiuo metu. Jei ne, tuomet dabar kreipkis su prašymu sustiprinti viso organizmo imunitetą prieš visas virusinės ligas apskritai. Ištark garsiai arba mintise. Dėkoju ir kitiems savo imuninės sistemos darbuotojams, įvairių organų gleivinėms, tonzilėms, limfoidinėms sankaupoms, Peyero plokštelėms ir kraujo čiulpams, už jūsų nenuilstantį darbą, saugant mano organizmą nuo nepageidaujamų įsibrovėlių. Kreipiuosi į visą savo imuninę sistemą ir prašau sustiprinti apsaugą nuo tarpląstelinių organizmų, nuo visų virusinių ir bakterinių patogenų ir organizmų, kurie patenka į mano ląsteles. Prašau nukenksminti šias būtybės ir perkelti jas į naują įsikūnijimą su meilė ir dėkingumu už patirtį, kurią jos man duoda. Puiku. Dabar dar kartą giliai įkvėpk ir įsivaizduok, kad ši šviesos energija eina iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią. Įteka tarsi dviem srautais, aukštyn ir žemyn, žemyn ir aukštyn. Ir dabar pasakyk savo kūnui. Myliu ir priimu savo kūną tokį, koks jis yra. Mano kūnas tai mylima mano sielos šventikla. Mano imuninė sistema yra mano šventiklos gynyba. Prašau savo imuninės sistemos susiderinti su mano kūnu ir visada būti meilės ir abipusio supratimo būsenoje su visais organais, audiniais ir ląstelėmis. Dėkoju ir priimu, myliu ir laiminu. Pažadu panaudoti šią energiją besąlyginės meilės ugdymui ir pagalbai kitiems žodžiais, veiksmais ir mintimis. Dėkoju šviesos atstovams, kurie suteikia žinias ir energiją šiai praktikai. Dėkoju savo aukštesniajam aš už šią praktiką. Dėkoju už dvasinį šviesos energiją, kurią davėjai, kad harmonizuočiau ir pripildyčiau ją savo imuninę sistemą. Aš myliu tave, mano aukštesnysis aš. Aš myliu tave. Pajusk šviesos energiją ir meilės jėgą plūstančią į tave iš tavo aukštesniojo aš, iš visatos ir iš kūrėjo. Pabūk šiose energijose. Įsidėmėk šią vidinę harmonijos būseną. Dabar suskaičiuosiu nuo 1 iki 5. Kai pasakysiu 5, tu iškart grįši į savo įprastą sąmonės būseną ir visiškai susijungsi su savo kūnu. 1, 2,
3, 4, 5. Atsimerk. Šią meditaciją gali kartoti tada, kai yra tam poreikis. Gali jos algoritmą pritaikyti pokalbiui ir su kitais organais arba sistemomis. O dabar, linkėdamas sveikatos ir meilės šviesos, baigiu šią meditaciją.